Man mano darbas patinka ir aš jį myliu dėl to, kad pasiekiau visų pirma, atradau savo sprendimą. Atradau savo sprendimus, kurie pakeitė mano gyvenimą, pakeitė mano fizinį aktyvumą, mano fizinę būklę, mano sveikatą, mano psichologiją ir tuo pasikeitė visas mano gyvenimas. Aš dėl to labai mėgstu šitą darbą, nes pasikeitus vidumi, tu gali kaupti visų pirma, aš kaip ir dažnai sakau, norint kažkuo dalintis, reikia kažką tai turėti. Ar tai būtų pinigai, ar tai būtų verslo sėkmė, ar tai būtų sveikata. Kartais, aš labai atsiprašau, ką galbūt įžeisiu, bet kartais nueini pas gydytoją, atidarai duris ir norisi uždaryti iš karto duris, nes tu matai ligonį. Labai atsiprašau, bet niekaip nesuprantu, kaip ligonis gali gydyti kitus pats sirgdamas. Jeigu pats nesusitvarkai su savimi, su savo gyvenimu, su savo kūnu, kaip tu gali padėti kitiem? Aš atsiprašau, bet to nesuprantu. Tai atradęs savo sprendimus, aš kaupiau žinias, kaupiau patirtį ir jie naudojosi, dėl to aš labai džiaugiuosi. Bet antras dalykas, kai tu jau sukaupi meilę, žinias, tikėjimą tuo, ką tu darai, tu matai, kad tu padedi žmonėm, tu tada pradedi dalintis tuo. Tai mano šitas darbas yra mano meilė, mano hobis, mano laisvalaikis. Ir kai žmonės klausia, sako, tai tu pavargsti turbūt tiek susitikimų per dieną. Aš sakau, aš pailsiu, bendrauju su nauju žmogum kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą aš pažįstu naują žmogų, visų pirma, susidraugauju, susipažįsti, tu gerai leidi laiką, bendrauji su juo ir pasidalini tuo, ką tu turi geriausia. Ir kai tu pasidalini tuo, ką tu turi geriausia, tu tiesiog spinduliuoji tuo. O kai tu spinduliuoji, tu nepavargsti, tu tiesiog ilsiesi. Ir kaifuoji nuo to, ką darai. Tiesiog dalytis. Mano istorija buvo tokia, kad iki 35 metų aš visiškai nesirūpinau savimi ir man buvo visiškai neįdomu, nei ką aš valgau, nei kaip maitinuosi, neįdomu buvo alkoholio įtaka ir kai kažkurią tai dieną atsisėdau, aš pagalvojau, kad wow, aš kiekvieną vakarą išgerdavau arba alaus, arba vyno taurę. Tai taip išėjo, kad aš buvau alkoholikas 20 metų. Ir pagalvojau, gal reikia jau tai rišti. Dar viena išpažintis prieš kamerą. Nuo to laiko pasikeitė mano gyvenimas ir aš nevartoju visiškai alkoholio. Tai man sveikata tiesiog, aš atradau labai daug teigiamų dalykų. Visų pirma, atradau norą užsiimti fiziniu aktyvumu, sportuoti daug. Ir man sportas tai yra irgi sveikata. Aš tiesiog kaifuoju nuo sporto. Esu įsimylėjęs tenisą. Stengiuosi kiek įmanoma daugiau jo žaisti, jo mėgautis. Tai sportas yra sveikata. Antras dalykas, maistas tai yra sveikata. Aš jau šiandien galvoju ne taip, ką pavalgyti, kad gauti energijos, o aš galvoju apie tai, kokią įtaką man tas maistas duos. Ar man duos teigiamą įtaką, ar duos neigiamą įtaką. Nesu pamišęs dėl maisto. Mes perkam maistą tose pačiose parduotuvėse. Niekur kitur mes nenueisim. Kas yra sveikata visų pirma man? Aš tai padėčiau lygybę. Na, mes vyrai, mes mąstom apie tai, kad reikia mums šeimai parnešti pinigus, uždirbti pinigus, aprūpinti savo šeimą gėriu ir toks mūsų yra pašaukimas. Tai aš visą laiką lygioju pinigus ir sveikatą į vieną lentyną. Ir aš juos esu ir laikau ant tos vienos lentynos iš tiesų, nes sveikata tai yra galimybė pasiekti savo tikslus. Jeigu mes turime sveikatos, mums reikės ir pinigų.
Bet jeigu aš neturiu sveikatos, jeigu tu neturi sveikatos, guli lovai, su temperatūra, sergantis, tau visiškai nerūpi pinigai, tau vienintelis dalykas, kas rūpi, pasveikti, atsikelti iš lovos ir savo tikslus įgyvendinti. Nesvarbu, kokie jie būtų, ar eiti į darbą, ar ten ilsėtis. Tai aš visą laiką lyginu, į vieną lentyną dedu. Ir atvirkščiai, pinigus prilyginu sveikatai. Jeigu aš neturiu pinigų, šiandien dieną yra problema su sveikata. Nes mums reikalingi pinigai, norint kokybiškai gyventi, norim tinkamai maitintis, tinkamai sportuoti ten, kur mes norim pasijausti sveiku. Tai aš lyginu sveikatą. Sveikata yra man visų pirma, tai yra būdas įgyvendinti mano tikslus, pasiekti mano tikslus ir taip pat pinigus ir sveikatą aš laikau ant vieno pjedestalo, ant vienos lentynos, aukščiausios lentynos, sakyčiau, vienos iš aukščiausių lentynų, nes vienas be kito jie šiandien dienai sunkiai įsivaizduojami. Ir jeigu mes kalbam apie maistą, tai aš maistą vertinu ir maistą kaip būdą būti sveiku, nes netinkamas maitinimasis, jisai netves prie sveikatos. Tai tos maistinės medžiagos mes turim rinktis. Ne tik maistas egzistuoja, norint būti sveiku. Visų pirma, pradėkime nuo savo dvasinės būsenos, nuo psichologinės būsenos, kuri kiekvieną dieną mus lydi. Ir jeigu mes galim kalbėti apie tikėjimą, mes galim kalbėti apie meilę, apie norą pasidalinti tuo gėriu su kitais, bet iš principo tai yra psichologinės savo būsenos pokalbėje pats su savimi sveikata, nes mes į tai turim atsižvelgti. Ir kai mes esame tinkamame pokalbėje su savimi, mes galime būti tinkamame pokalbėje su aplinka. Jeigu aš esu vidumi sveikas, savo mąstymu, savo mintimis, savo žodžiais ir savo darbais, aš galiu būti sveikas ir skleisti tą gėrį ir kitiems. Tai psichologinė būsena ir ta dvasinė būsena sveikatos, jinai be galo svarbi. Na ir fizinė būsena, reikia nepamiršti savęs. Reikia nepamiršti, kad vien tik tai dvasiniai būsenoj ir puoselėdamas save dvasinėme kelyje, mes, jeigu pamiršim savo fizinį kūną, dėja, mes neturėsime sveikatos. Mums reikia laikyti visą laiką balansą. Tiek tarp fizinio kūno, tiek ir dvasinio kūno. Ir jeigu mes vien tik tai nukrypsim į sportą, į fizinį savo kūno gražinimą, ir mes tikrai turim puikių atletų, kurie tikrai labai daug dirba tam, kad savo fizinį kūną pagražintų. Bet mes, jeigu pasižiūrėsim į jų vidų, į tą psichinę būseną, į tą dvasinę būseną, ir jeigu ten yra spraga, kartais mes nerasime tame žmoguje ir sveikatos, nors ir fiziškai jisai bus stiprus, bet labai dažnai jisai bus psichologiškai ar dvasiškai, ar emociškai labai silpnas ir sergantis. Ir kartais tai bus ir noras paslėpti tuo savo fiziniu gėriu, noras paslėpti savo ligą, kažkokią tai dvasinę ar psichologinę. Taip kad tai yra plati tema.